Sveiki įsijungę mano video apie gyvybės draudimus. Kam nepatinka temos apie mirtį ir apie mokesčius? Turbūt pagalvojat, kad dar vienas video apie gyvybės draudimus ir ta tema, kur atrodo viskas jau užsakyta. YouTube influenceriai jau kardais išsimojavo ir sudėjo visus taškus ant į. Bet pažadu, šis video bus kiek kitoks. Atsisėskite, įsipatoginkite ir važiuojam. Gyvenime žmonės galima skirstyti į du tipus. Į tos, kurie ieško visko, kas yra blogai, arba į tos, kurie ieško visko, kas yra gerai. Gyvenimas toks jau yra, kad nėra vienos pusės, vienos tiesos ir pasirinkimas, mano galva, yra gerai, konkurencija yra gerai. Juk nenorėtumėt gyventi pasaulyje, kur yra monopolija, yra tik tai viena nuomonė ir jokio pasirinkimo. Taip ir prekės, paslaugos, visos turi savo privalumų ir trūkumų. Šiandien tema yra gyvybės draudimai, todėl noriu pakalbėti būtent apie gyvybės draudimų privalumus ir trūkumus ir kam tas produktas tinka, o kam ne. O kas yra gyvybės draudimas apskritai? Turbūt daugmaž įsivaizduoja ir čia nereikėtų kažkokių apibrėžimų teikti, bet iš principo tai yra paslauga, kur draudėjas apdraudžia arba save, arba kitą asmenį ir jeigu nutinka kažkokia sunki liga, mirtis ar nelaimingas atsitikimas, artimieji gauna tam tikrą draudimo išmoką numatytą polisą. Jeigu esat nusistatę prieš gyvybės draudimus ir galvojat, kad jum to dalyko nereikia, gali būti, tai šio video galite ir nežiūrėti, bet jeigu nežinot ir nesuprantat šito produkto iki galo, rekomenduoju pažiūrėti. Kaip taisyklė, dažnai pasitaiko situacijų, kad žmogus galvoja, kad jisai žino tą dalyką ir kad, pavyzdžiui, jam nereikia tokio produkto, bet įsigilinus jo poreikius paaiškėja, kad vis tik tas produktas jam yra reikalingas. Dažnai žmonės painioja metinius nelaimingų atsitikimų draudimus su gyvybės draudimu. Lietuvoje yra įprasta apsidrausti metam tiesiog pigiu metiniu draudimu, kuris vadinasi nelaimingų atsitikimų rizikų draudimas arba tiesiog metiniu draudimu. Tokį draudimą teikia ne gyvybės draudimo bendrovės. Tai draudimo rinkoje yra dviejų tipų draudimo bendrovės, draudikai. Tai yra negyvybės draudimai ir gyvybės draudimai. Metinius rizikų draudimus nuo nelaimingų atsitikimų gali teikti negyvybės draudimo bendrovės ir jos yra apribotos. Tie polisai yra pigesni, jie trunka tik metus laiko ir jie neturi pilnos apsaugos. Pavyzdžiui, nėra mirties savaiminės ar dėl ligos, yra tik tai mirtis dėl nelaimingo atsitikimo. Todėl tokia apsauga kainuoja šiek tiek pigiau negu, sakykime, pilna gyvybės draudimo apsauga. Gyvybės draudimo bendrovė turi pilną padengimą ir išmoka išmoką, jeigu žmogus miršta ar dėl ligos, ar nenustatytos priežasties, ar nelaimingo atsitikimo. Tokia apsauga yra daug vertingesnė. Taip pat gyvybės draudime būna žymiai didesnės išmokos, platesnis pasirinkimas įvairių papildomų apsaugų, taip pat yra didesnės išmokas už kritinės ligas arba sunkes ligas. Tokiu būdu metinis draudimas tampa pigesnis, paprastesnis, tiesiog greitai apsidraudžiau, pigiai moku, bet pigią išmoką ir gaunu. Ir čia atsiranda problema, kad kol viskas tvarkoja, žmogus moka pigiai, galvoja, kad yra apsidraudęs, užsidėjo pliusiuką ir viskas su to tvarkoja. Bet jeigu nutinka kažkas, nelaimingas atsitikimas ir pasirodo, kad tai galbūt labai maža išmoka arba net nedraudžiamasis atvejis, nes metiniam draudime yra daug daugiau nedraudžiamųjų atvejų negu gyvybės draudime. Tokiu būdu gavęs mažesnį išmoką, žmogus nusivilia ir kadangi yra supainiojama du skirtingi produktai, dvi skirtingos produktų rūšis, viskas sudedama į vieną pintinę ir sakoma, kad visi gyvybės draudimai yra niekam tikę, moku, bet negaunu išmokų ir taip toliau. Tai iš dalies tai nėra tiesa, todėl kad gyvybės draudime, jeigu sudėtos tinkamos apsaugos, išmokos bus žymiai didesnis. Kitas svarbus aspektas – nedraudžiamieji atvejai. Visi draudimai visų rūšių turi nedraudžiamosius atvejus. Tiek automobilio civilinis draudimas, tiek kasko, tiek būsto draudimas, gyvybės draudimas ar traumų draudimas. Ir kiekvienam draudime pats svarbiausias sąrašas ne tai, už ką draudžia, bet svarbiau yra netgi ko nedraudžia, tai yra nedraudžiamųjų įvykių sąrašas. Ir draudimas yra vertingesnis tuo, kuo trumpesnį tą sąrašą turi, tai yra kuo mažiau nedraudžiamųjų atvejų.
Tai kaip taisyklė, dažniausiai metiniuose nelaimingų atsitikimų draudimuose, kuriuos teikia ne gyvybės draudimo bendrovės, toksai sąrašas bus daug ilgesnis negu gyvybės draudimo draudime. Jūs mokėdami galbūt panašią ar šiek tiek mažesnę kainą, gausite žymiai prastesnį produktą, prastesnį padengimą. Su nedraudžiamaisiais atvejais yra toksai dalykas, kad jų yra pakankamai daug, jie yra taisyklėse, taisyklės ilgos ir didžioji dalis žmonių net neskaito nedraudžiamojo atveju, tingi paskaityti ar neturi laiko. Ir tai yra suprantama, nes kam įdomu skaityti nedraudžiamosius atvejus, tuo labiau, kai ten taisyklių yra keliasdešimt puslapių. Tokiu būdu žmogus pasitikė konsultantų arba pardavėjų arba atstovų draudimo bendrovės ir tikisi, kad įsigyja draudimą ir dažniausiai jisai galios viskam. Deja, būtinai turite atkreipti dėmesį į nedraudžiamosius atvejus, turite aptarti pagrindinius atvejus su jums šitą produktą siūlančiu asmeniu, konsultantų, pardavėjų ar brokerių. Tik įsiaiškinus, kokie yra tie nedraudžiamieji atvejai, ar jie jūs liečia, ar jie jums aktualūs ar ne, jūs turite priimti sprendimą. Taigi pirmas patarimas, visada išsiaiškinkite, kokie yra nedraudžiamieji atvejai. Paskirkite tam laiko, nes gyvybės draudimas nėra jau šiaip pigus produktas ir kadangi jisai ne visada tinka, ne visais atvejais, tai turite tą išsiaiškinti. Kadangi nelaimingų atsitikimų draudimai yra apriboti ir jie nėra pilni gyvybės draudimai, aš apie juos daugiau nekalbėsiu. Galbūt kai kam jie tinka, jeigu norime greitai trumpam apsidrausti, tai yra geriau negu nieko, bet pakalbėkim plačiau apie gyvybės draudimus, tai yra ilgalaikį produktą. Yra dviejų tipų gyvybės draudimai. Gyvybės rizikos draudimas arba rizikinis gyvybės draudimas ir investicinis gyvybės draudimas. Rizikinis tai yra tiesiog mokama tam tikra suma už apsaugas ir nutikus nelaimė yra gaunama atitinkama išmoka. Jis yra paprastesnis, neturi investicinės dalies. Investicinis gyvybės draudimas yra gan sudėtingesnis, kitaip sakant, 2 viename. Čia gauname ir rizikų draudimą, plus gauname investicinę dalį. Ir kadangi tai yra gan sudėtingas produktas, gan komplikuotas, ne visi jį iki galo supranta ir tikslingai ar teisingai naudoja. Todėl čia labai svarbu suprasti, kam iš tikro reikalingas investicinis gyvybės draudimas. Nes, kaip ir sakiau prieš tai, kiekvienas produktas turi savo klientą, taip ir investicinis gyvybės draudimas ne visiems tiks, bet yra tikrai žmonių, kam jisai reikalingas. Jeigu paimti apskritai gyvybės draudimus, tiek investicinį, tiek rizikinį, bazinė ir pagrindinė dalis yra gyvybės draudimo apsaugos. Ne investavimas, ne mokesčiai, ne fondai, ne taisyklės, bet su pirma draudimo apsaugos. Dėl to mes draudžiamės. Daugumoj sutarčių, polisų tos apsaugos yra maždaug tokios pat arba labai panašios, tai yra pagrindinės kelios kategorijos. Pati svarbiausia yra gyvybės draudimo apsauga, kur, kaip ir minėjau prieš tai, yra išmokama apdraustajam numirus, jo artimiesiam tam tikra numatyta suma polise. Ir gyvybės draudimo suma apima daug atvejų, visus praktiškai, aišku, reikia skaityti nedraudžiamosius atvejus, kiekviena bendrovė turi jos skirtingus, bet didžioji dauguma gyvybės draudimo apima mirtis dėl įvairių ligų, dėl neaiškių aplinkybių, dėl nelaimingų atsitikimų. Tai tiesiog žmogui numirus artimieji gauna tam tikrą sumą pinigų. Prie gyvybės draudimo apsaugos galima pridėti ir mirtis nuo nelaimingų atsitikimų papildomą apsaugą. Tai šita apsauga būtent yra ta pati, kas yra nelaimingų atsitikimų metiniuose draudimuose. Tai kaip ir sako pavadinimas, nelaimingo atsitikimo metu mirus apdraustajam artimieji gauna papildomą išmoką. Prie gyvybės draudimo yra pridedama ir mirties nuo nelaimingo atsitikimo išmoka, jeigu mirtis yra nelaimingas atsitikimas. Tai kaip ir viskas aišku. Kitos apsaugos, kai kuriuose bendrovėse skaidomas į 3-4 kategorijas, bet jeigu tai paimti, subendrinti, yra traumų apsauga nuo nelaimingų atsitikimų, gali būti tai skaidoma į smulkes ir sudėtingesnės traumas, ilgalaikių pasekmių arba neįgalumo nuo nelaimingo atsitikimo apsauga ir kritinių ligų apsauga. Tai yra tos apsaugos, jeigu kažkas nutinka, ar nelaimingas atsitikimas, ar nenumatyta sunki liga, apdraustasis išlieka gyvas, jam pačiam yra išmokami tie pinigai atsitikus tam draudžiamajam atvejui. Būtent visų apsaugų suma, sudėjus visas apsaugas, ir yra gyvybės draudimo poliso esmė.
Noriu atkreipti dėmesį, antras patarimas, kai jau peržiūrėsite nedraudžiamosius atvejus, apsaugas turi būti parinktos jum individualiai. Taip atrodo banalu, galima rinkti standartą, nes jeigu didesnė masė žmonių yra panašių, tai galbūt ir tiktų jums standartinis variantas, bet dažnai pasitaiko, kad kažkokia sąlyga vis tik turi išsiskirti ir aš visada rekomenduoju rinktis būtent pagal jūsų poreikius nustatytas apsaugas. Ir kasgi įtakoja apsaugų dydį, tai visų pirma įsipareigojimai, turimos paskolos, kreditai, ar turite vaikų, ar yra šeima, kas pagrindinis šeimos maitintojas, jeigu jūs ir jums reikalingas draudimas, tai turite tą įsivertinti. Jūsų pajamų dydis, santaupų dydis, turite jų, neturite, galimybė išgyventi netekus pajamų, kiek laiko galėtumėte išgyventi, jūsų sveikata, pavojingi pomėgiai ir pavojingi darbai. Tai kriterijų yra tikrai nemažai ir kiekvienu atveju yra sprendžiama individualiai. Draudikas, tai yra draudimo bendrovė, vertina kiekvieną žmogų atskirai ir sprendžia, ar suteikti jam tam tikras rizikų apsaugas ar ne. Išsiaiškinus apsaugas galime judėti toliau, kadangi tai yra pagrindas tiek rizikinio gyvybės draudimo, tiek investicinio gyvybės draudimo. Rizikinis draudimas, kaip ir sakiau, viskas paprasta, aišku ir sudėtingo nieko ten nėra, susidėjot apsaugas, pasirinkot ir turit produktą, kuris jums galioja tol, kol jūs darysit įmokas. Nustosit daryti įmokas, jisai nustos galioti. Minusas tokio produkto, jeigu per ilgą laiką jūs mokat įmokas ir niekas nenutiko, jūs tas įmokas palieka draudimo bendroviai. Čia ir gerai, ir blogai, taip kaip ir automobilio kasko. Jeigu įsivaizduoti, jūs mokat įmokas ir niekas nenutiko, tai reiškia, sumokėjot tam tikrą paslaugos mokestį. Draustis dėl to ir tam, kad tikėtis gauti išmoką, mano galva, nėra gerai, todėl, kad jūs taip norite prisišaukti nelaimę. Kokia nauda būtų apsidraudus, pavyzdžiui, kritinių ligų apsauga, kokį 30 000 eurų, tikėti susirgti vėžiu, kad gauti šitą išmoką. Geriau jau apsidrausti, turėti tą draudimą ir niekada nesirgti, už tai aišku mokėti už draudimo apsaugas, bet žinant, kad jeigu neduok dieve nutiks tokia nelaimė, susirgsite nepagydoma ar sunkia liga, kad jūs gausite draudimo išmoką, kuri padės jums susitvarkyti finansinę situaciją arba tam tikrą laiką sustabilizuos jūsų finansus. Tai būtent draudimo esmė yra negauti išmoką ir pasinaudoti draudimu, o nelaimės atveju suvaldyti finansus. Tai draudimas negarantuoja, kad jums niekas nenutiks. Tai draudimo esmė yra, kad nutikus nelaimiai būsite pasirūpinę finansiškai arba susitvarkysite savo asmeninių rizikų situaciją. Pereinant prie investicinio gyvybės draudimo, tai pirmas dalykas tai yra ilgalaikis produktas. Tai labai sudėtingas, komplikuotas produktas ir jisai netinka trumpam periodui, todėl kad jisai turi keletą niuansų. Pirmas iš jų yra tam tikri draudimo apsaugų mokesčiai, administravimo mokesčiai, įmokų mokesčiai. Todėl investicinis gyvybės draudimas yra rekomenduojamas ilgesniam negu 10 metų laikotarpiui. Jeigu jūs planuojate apsidrausti trumpiau, jums toksai draudimas nereikalingas ir jisai jums netinka, nes bet kokiu atveju jūs sumokėsite pakankamai didelius mokesčius per trumpą laiką ir tas draudimas nebus pats geriausias jums sprendimas. Tačiau, jeigu jūs ketinate draustis ilgesniam laikui negu 10 metų, tokiu būdu investicinis draudimas pasidaro svarstytinas. Kodėl reikėtų draustis ilgiau negu 10 metų? Čia labai priklauso nuo jūsų amžiaus. Mano patarimas yra toksai, jeigu jūs esate darbingo amžiaus žmogus, pakankamai jaunas ir greičiausiai jums to draudimo ne metam reikės, ne 2, ne 5, o 14 ar keliasdešimt metų. Standartinė situacija, jauna šeima pasiema paskolą, paskola 20, 25 ar 30 metų, tokiai šeimai rekomenduojamas tam laikui ir draudimas. Ne tik būsto, bet ir gyvybės draudimas. Tai jeigu jums yra apie 35 ir jūs pasiėmėt paskolą 25 metam, iki 60 gimtadienio jūs turėsite paskolą. Tai rekomenduojama, kad jūsų draudimas, gyvybės draudimas būtų bent jau tokiam laikui. Tokiu būdu jau variantas yra svarstytinas. Ar jums reikia investicinio ar rizikinio, kitas klausimas. Investicinis gyvybės draudimas savyje turi investicinę dalį. Tai yra prie draudimo apsaugų pridedama tam tikra suma, kurią norėtumėte investuoti. Kai kažkas sako, neapsimoka investicinis draudimas,
geriau drauskitės atskirai ir investuokit atskirai. Taip, galbūt kai kuriems tas variantas tinka, bet pripažinkit savo, ar jūs investuojate, ar tikrai sugebate investuoti, atsirinkti produktus ir žinote, kas yra investavimas, suprantate rizikas, galite skirti nuolatos dėmesį, savo laiką būtent žiniom apie investavimą. Linkiu neapgaudinėti savęs, didžioji dauguma žmonių negali tam skirti nei laiko, nei noro, nei tai jiems yra įdomu, nei suprantama. Tokiem žmonėm investicinis gyvybės draudimas pasidaro visai įdomus produktas. Kadangi investicinis gyvybės draudimas, kaip ir sakiau, yra ilgalaikis produktas, jo esmė yra, kad per ilgą laiką keičiasi tam tikros sąlygos rinkoje, atsiranda naujų fondų, naujos mados, keičiasi mokestinė aplinka, keičiasi žmogaus aplinkybės, keičiasi jo reikalavimai, poreikiai ir taip toliau. Todėl tokią sutartį būtina peržiūrėti kas kelis metus, kadangi jinai yra ilgalaikė. Čia taip pat kaip automobilio techninė priežiūra, būtent kažkiek laiko jūs turite patikrinti profilaktiškai, pakeisti tepalus, kad jisai toliau važiuotų. Taip ir investicinio gyvybės draudimo sutartis, ją reikia nuolatos prižiūrėti ir peržiūrėti sąlygas. Jeigu patys nesugebat, jūs nežinot visų niuansų, tam turite pasitelkti draudiko konsultantą arba nepriklausomą konsultantą arba draudimo brokerį. Tai yra būtent tą asmenį, su kuriuo pradėjote apie tai kalbėti. Peržiūrėti reikia kas kelis metus ir jeigu yra poreikis, keisti. Kitu atveju gausis taip, kad po 20 metų šita sutartis netitiks jūsų poreikių, bus pasikeitusi perkamoji galia dėl infliacijos, pinigų nuvertėjimas, fondų kitos galimybės, mokestinė aplinka ir taip toliau. Ir greičiausiai ta sutartis, jeigu jinai nebuvo nei kartą keista, kuri jums tiko prieš 20 metų, po 20 metų greičiausiai jau jums bus netinkama. Bet šaunu tai, kad investiciniam draudime sąlygas galima keisti ir jos nėra užfiksuotos ir nekeičiamos. Tai yra gan lankstus produktas. Investiciniam draudime yra 3 dalykai, kurie sudaro pačią esmę ir kadangi tai yra gan komplikuotas produktas, būtent dėl šių dalykų kombinavimo ir priklauso, ar tas produktas bus jums naudingas ar ne. Tai pirmas dalykas, kaip ir minėjau, apsaugos, jų teisingas parinkimas. Antras dalykas yra investicinė dalis, tai yra teisingai parinktos investicinės kryptis, kitaip sakant, fondai ir atitinkamai sudėliota įmoka, kad ne per mažai būtų investuojama, nes iš investicinio prieaugio tam tikra ta priaugusi dalis turėtų kompensuoti draudimo apsaugų kaštus. Ir trečia dalis yra ne ką mažiau svarbi, tai yra mokesčiai. Labai audringa ir svarbi tema, tai apie ją šiek tiek plačiau. Mokesčių yra visuose produktuose, bet kuriam draudime yra draudimo mokesčiai, administravimo rizikų, visa tai yra įskaičiuota. Draudimo bendrovės nėra labdaros organizacijos, draudimo bendrovėm yra dideli reikalavimai saugumo, skaidrumo, duomenų apsaugos, serverių palaikymas, sutarčių administravimas, rizikų valdymas, investavimas ir kiti dalykai. Tokiu būdu atsiranda papildomi administraciniai kaštai kiekvienai sutarčiai administruoti. Investicinio gyvybės draudimo yra keletas mokesčių rūšių. Pirmas mokestis yra įmokos mokestis ir jis yra pats jautriausias, todėl kad jisai pirmus 3 metus yra padidintas. Visos gyvybės draudimo bendrovės, kurios turi investicinį gyvybės draudimą, turi padidintą įmokos mokestį, dažniausiai tai yra pirmus 3 metus ir skaičiuojamas nuo įmokos ir gali siekti nuo 20 kelių iki 40 ar netgi daugiau procentų pirmus 3 metus. Tai atrodo gan didelis procentas, jeigu imti trumpą laiką, kaip ir sakiau, trumpiau negu 10 metų, taip sudaro labai reikšmingą dalį jūsų įmokėtų įmokų ir tokiu būdu jums tas draudimas greičiausiai niekada neatsipirks. Todėl reikėtų žiūrėti ilgalaikę perspektyvą, daugiau negu 10 metų, 10-20 galbūt metų. Jeigu įsivertinti tikslingai, tas mokestis ilgalaikiai perspektyvoje nėra jau toks didelis už naudas, kurias jūs gaunate. Todėl reikėtų peržiūrėti atidžiai kapitalo prognozę, būtent visą tą kombinaciją, kaip ir sakiau, apsaugų, įmokos dydžio ir mokesčių ir ką turėsim galutiniam rezultate. Kitas mokestis yra draudimo administravimo. Jis yra visuose draudimo bendrovėse, jisai nėra toks didelis, dažniausiai būna dalis procento nuo įmokos arba nuo sukaupto kapitalo, priklausomai nuo draudimo bendrovės, kaip jį vadina, kai kur yra fiksuotas, bet jis sudaro gan mažą dalį. Ir nemaža dalis taip pat yra apsaugų kaštai, apsaugų mokesčiai, tai tą, ką mokam už visus draudimus,
apsaugos sudaro didžiausią dalį ilgalaikiai perspektyvoje viso draudimo kaštų. Jeigu tai yra investicinis gyvybės draudimas, greičiausiai bus ir fondo valdymo mokestis, kuris yra išskaičiuojamas jau iš sukaupto kapitalo už tai, kad fondų valdytojas investuoja jūsų pinigus. Visų tų mokesčių visuma sudaro draudimo kaštus ir investicinio draudimo esmė yra tokia, kad sudėlioti teisingai polisą taip, kad per ilgą laiką investuota dalis, kuri uždirba tam tikrą metinę grąžą, jinai sugeneruotų pakankamai prieaugio, kad padengtų draudimo kaštus. Tai investicinis draudimas nebus kažkoks šventasis gralis ar investavimo pelno siekiančio žmogaus didelis produktas su didelė grąža. Greičiausiai polisas bus sudarytas taip, kad per tam tikrą laiką, 14 ar keliasdešimt metų, jūs įmokėtą visą sumą greičiausiai sukaupsite kapitale ir atsimsite tos pinigus. Taip, yra visokių variacijų, galima sukaupti ir daugiau, per ilgą laiką galima ir mažiau. Bet jeigu paimti atskirai, jeigu jūs mokėtumėte tik rizikas ir turėtumėte rizikinį draudimą, per keliasdešimt metų ta suma gali sudaryti 14 ar netgi kokį keliasdešimt tūkstančių eurų priklausomai nuo jūsų poreikių ir nieko nesukaupė. Tai investiciniam draudime sumokėjus tam tikrą sumą galite tikėtis atgauti tos pinigus, kuriuos įdėjote, ar net šiek tiek daugiau, jeigu teisingai sudėliotas polisas. Taigi, kam tinka investicinis gyvybės draudimas? Tai kaip ir minėjau prieš tai, vienas iš variantų yra šeima, kuri turi paskolą. Jeigu turite įsipareigojimų, neturite daug santaupų, turite šeimą, turite nepilnamečių vaikų, jums tikrai reikėtų pasvarstyti apie gyvybės draudimus ir ypatingai apie investicinį gyvybės draudimą. Kodėl? Todėl, kad tai yra ilgalaikis produktas, jūsų įsipareigojimai taip pat ilgalaikiai ir greičiausiai, kol jūs turėsit įsipareigojimų, jums reikės to draudimo. Kitas aspektas, jeigu jūs dirbat pavojingą darbą, jeigu jūsų kažkokie yra pavojingi hobiai, turit kažkokių tai, sakykime, sveikatos galbūt lengvų sutrikimų, kurie numatot, kad ateityje gali pablogėti ir ateityje jūsų sveikata gali pablogėti, tokiu atveju taip pat jums pravartu pasidomėti, ar jūs draudimo bendrovė draustų, jeigu draustų, kokiom kainom ir galbūt tai jums apsimokėtų ilgalaikiai perspektyvoje, numanant, kad greičiausiai gausite išmoką. Taip pat kitas aspektas, jeigu neturite daug santaupų, bet esate pagrindinis šeimos maitintojas ir jūsų šeima liktų be pagrindinio pajamų šaltinio, jums irgi taip pat reikėtų pasvarstyti apie tokią kaip ir apsaugą nelaimės atveju, kad finansiškai jūsų šeima nenukentėtų. Kitas niuansas, jeigu jūs turite tam tikrų vidutinių galbūt poreikių apsaugai, gyvybei ar kitom apsaugom ir gyvenate įprastą gyvenimą, bet norite kažkiek ir atsidėti tų pinigų, bet nežinote nei kur, nei kaip investuoti, yra du keliai. Vienas, pradėti domėtis, skirti tam laiko ir tai yra ilgesnis, sudėtingesnis, bet galbūt teisingesnis kelias. Bet deja, tikrai ne visi ir dauguma žmonių nenori to keliu eiti, nes tai yra gan sudėtinga, reikia daug žinių, daug laiko, reikia daug suprasti, skaityti, gilintis, ne visi tą nori daryti. Ir neapgaudinėkite savęs, kad galbūt aš jo pasidomėsiu, bet greičiausiai baigsis tuo, kad praeis metai, du, keli ir jūs kaip nepradėjote investuoti patys, taip ir neinvestuojate. Tokiems žmonėms investicinis gyvybės draudimas yra gera alternatyva, nes jūs tiesiog tokiu būdu su viena įmoka jūs turite du produktus, tai yra savo apsaugas draudimo ir dalį sumos skiriate investavimui. Ir kaip reikėtų žiūrėti visą tai. Įmoka, pavyzdžiui, nusprendėt atsidėti 100 eurų per mėnesį, negalima vertinti taip, kad investuoju 100 eurų ir man kaupėsi mažiau pinigų, negu aš įdedu, nes nuo 100 eurų atskaičius draudimo apsaugų kainas, mokesčius, jum investavimui lieka mažesnė suma, ypač pirmus 3 metus, tai jum reikėtų vertinti iš investicinės pusės tik tą dalį, kuri lieka investavimui. Tik per ilgą laiką ta investicinė dalis pradeda nešti naudą, kaip ir sakiau, tai yra ilgalaikis produktas. Ir apibendrinant, kiekvienam žmogui skirtingi produktai pagal jo skirtingus poreikius yra arba reikalingi, arba ne. Tai jeigu turi tam tikrų poreikių, jūs ne pats nustatot, ar jums tie poreikiai reikalingi, dažniausiai jūs nesat kvalifikuoti tą nustatyti, bet jeigu manot, kad tai jums reikalinga, jūs turite teisingai susidėlioti prioritetus. Gyvybės draudimas ar investicinis, ar tiesiog rizikinis, visų pirma, tai yra draudimo apsaugos.
ir toliau turit pasirinkti, ar jums tinka vienoks variantas ar kitoks, kokį terminą norite turėti šitas apsaugas. Ir jeigu planuojate turėti ilgiau negu 10 metų, svarstykite ir investicinį gyvybės draudimą, tuo labiau, kad tai produktas, kuris turi ir papildomas naudas, mokestinius dalykus. Jeigu yra ilgalaikis investicinis pelnas, šita sutartis išlaikius tam tikrą laiką nebus apmokestinta gyventojų pajamų mokesčių nuo pelno dalies. Sutartis turi būti prižiūrima nuolat. Jinai turėtų būti sudėliota teisingai, besikeičiant jūsų aplinkybėm, jinai turėtų būti taip pat keičiama. Tik tokiu būdu jinai bus jums naudinga. Visais kitais atvejais neverta nei daryti, nei gaišti laiko, nei mokėti pinigų. Todėl, jeigu pasirinkote įsipareigoti ilgam laikui, tai bent jau kas 2-3 metus susėskite su savo konsultantu, peržiūrėkite, pasikonsultuokite, atsinaujinkite informaciją ir jeigu reikia, keiskite tada, kada reikia. Būtent tokia sutartis jums tarnaus ilgiau ir bus naudingesnė. Ačiū, kad žiūrėjot, prašau paspausti like, jeigu patiko šitas video, pasidalinti su draugais, taip pat prenumeruoti mano kanalą, ateityje kelsiu ir daugiau įvairaus turinio apie investavimą, apie draudimus, apie pensijų fondus, apie finansų sritį apskritai. Todėl kviečiu prenumeruoti ir sekti mane.